jungtinio posėdžio dalyviai. Šiandien du komitetai yra sujungti į posėdį, tai finansinių investicijų, verslo ir sveikatos apsaugos socialinių reikalų komitetai. Ir mums reikėtų tada išsirinkti šio posėdžio pirmininkaujantį, kokie būtų pasiūlymai. Rolanda Toleikis. Tai gal ar sutinkat su šiuo pasiūlymu? Gerai, dėkui tada. Posėdėje nedalyvauja tik tais vienas narys. Jo, Giedraitinė, tai kvorumą turim, tai posėdį galėtumėm tęsti. Visiems buvo išsiuntinėta darbotvarkė, su jie turbūt esate susipažinę, ar būtų kokių nors pastebėjimų dėl darbotvarkės? Nematau. Tai darbotvarkiai pritarėm. Dėkui. Tai tada ir pradėkim posėdį. Pirmas klausimas būtų dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris 126 dėl Šilalės rajono savivaldybės 2025-2027 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Albina Čepauskienė. Prašau, pranešėja. Pristatau Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris 126 dėl Šilalės rajono savivaldybės 2025-2027 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo pakeitimo. Šiuo sprendimu yra pakeista tai, kad gavom papildomai 56 953 eurus pajamų. Tai yra iš švietimo ministerijos, iš socialinių paslaugų priežiūros departamento ir bendras 25 metų biudžetas dabar sudaro 54 267 001 euras. Remiantis asignavimo valdytojų prašymais yra atlikti lėšų perskirstimai ir šitos naujos lėšos yra skirtos papildomai. Yra švietimo įstaigoms, socialiniam namam ir kai kas yra administracijai. Ir dar papildomai buvo gauta vienas prašymas iš visuomenės sveikatos biuro padidinti biudžetinių įstaigų pajamas, vadinamas speclėšas 3000 eurų. Ir administracija prašo 2450 eurų iš komunalinių ūkio turto programos iš vienos priemonės perkelti į kitą. Prašau tarybos sprendimui su pakeitimais. Taip, dėkui pranešėjai. Prašau klausimų. Nematau. Pasiūlymų. Yra. Prašau. Tai norėčiau paklausti, kiek žinau, kad vienas seniūnija prašo įsigyti. Ar tas prašymas tenkinamas yra ar ne? Gal apie 10 000 jo. Šiuo metu. Tai kada bus? Kada vėliau? Negaliu dabar pasakyti. Taip, kad aš atsakysiu. Tai situacija yra tokia, kad biudžetą planuojam pirmoje eilėje užtikrinam darbo užmokestį, komunalinės, o papildomus pirkinius matysim, jeigu bus lėšų, laisvų lėšų atiduosim. Šiai dienai aš galiu pasakyti, kad turiu vieną pasiūlymą pagal tarybos priimtą sprendimą, arba mes įdedam tas lėšas ir atsiskaitom gyventojim, arba neįdedam, duodam, kad ir tam buldozeriui tam stumdyti. Tai matysim, šiai dienai nesuradom laisvų lėšų, bet tai nereiškia, kad kitą mėnesį nesurasim. Kiekvieną mėnesį vertinam kažkur projektus, galbūt ne 100% apimtim vykda, neįvykdys kažkur liks ir vertinsim tą situaciją. Tai tarp kitko, aš norėjau, jeigu galiu pasiūlyti,
esam priėmę pirmą būsto įsigijimo kompensacijas jaunom šeimom, yra 2 paraiškas, reikia 14 309 eurus 2 šeimom išmokėti, prisidėti prie valstybės tos dotacijos ir siūlau nuimti nuo palūkanų, kadangi paskutinį įmoką palūkanų reikės mokėti ne gruodį, o sausį. Jau kiti metai bus, tai tas lėšas siūlom sutaupyti ir atsiskaityti pirmoje eilėje gyventojai. Tai, o prašymus yra ir daugiau prašymų, ir kitų prašymų, kur, tik aš dabar nepavardinsiu, kur prašo papildomai tam ar tam, tai šitais pakeitimais ir strateginių biudžetų pirmą užtikrinam būtiniausias išlaidas, o gal kitam mėnesį bus ir išspręstas tas klausimas. Tai jeigu kitam mėnesiui, jeigu dabar nerandam, tai būtų gerai, nes vis tiek žiemos sezonui tai ruošias, o paskui pirštais baksnuosim, kad ta prasme blogai dirbam. Aš suprantu, žiemos sezonas dar neatėjo, bet sprendžiam, neradom šitą mėnesį. Paieškosim, ta prasme. Dėkui. Prašau dar klausimų. Aš turiu Taip. klausimą. Gerai, prašau. Labadiena, gerbėjami komiteto nariai. Mano toks klausimas gal ir keistai nuskambės, bet tiesiog noriu paklausti, dabar yra grąžinamos lėšos valdybės tarybos narių į administracijos, savivaldybės administraciją. Ar yra planuojama, kur tos lėšos bus panaudotos? Tarybos nariai grąžina čekiukų skandalų iškeltus klausimus tos su pinigais. Žiūrėkit, tos lėšos jau... Ar yra numatyta, ar laukit visų, ar kaip planuojat, kaip čia? Buvo laisvas lėšus, buvo panaudotas įvairiem būdam, dabar jau didžioji dalis perkelta. Pirkom ir dviračių sporto mokykloje, atsimenat, kažkuriam biudžete ir užtikrinom kitas, skiriam lėšas kitom įstaigom, ar dabar visų neatsimenu. Jos krenta į bendrą... Bet dabar įkrenta į biudžetą ir tiesiog yra paskirstomas su poreikiu. Tie būtent pinigai būtų kažkur tai... Suma, kiek bus grąžinta, galėsim pasakyti, bet greičiausiai tiksliai sumą galėsim pasakyti po 2 metų, nes kai kurie ten įsimok per 20 mėnesių ar kiek ten, dabar tiksliai nepa. Tai kiekvieną mėnesį yra tų įplaukų, bet jos gal nebėra tokios didelės. Nes, kas išsyk atsiskaita, kas pamėnesiui, tai ten... Bet jos tiesiog nebuvo laikomas... Atskirai eilutė nebuvo fiksuotas. Ne, jos yra fiksuotas į atskirai eilutę kaip pajamos, bet išlaidom jos yra atiduota, sakau, ir dviračius pirkom, sporto mokyklom ir kažką. Aš dabar visko neprisiminsiu, bet išdalinom įstaigom galbūt poreikiams. Kam trūka? Aišku, Gerai, dėkui. Prašau dar klausimų, kas? O tai gal prie to paties, gal žinote, kiek jau yra grąžinta? Galėsim patikslinti, aš nenoriu... Patikslinkit jo, ilgai įdomu. Galėsim patikslinti, aš nenoriu sumeluoti, nes žiūrėkit per... Ne, nėra tik daug. Per 2 etapus buvo, jeigu skaičiuoti praėjusiais metais, galės finansai sužiūrėti, kiek iš viso grąžina tarybos nariai. Gerai. Taip, daugiau klausimų, prašau. Nematau, pasiūlymų. Nėra. Pasisakymų. Nėra. Tai ar pritarėm bendrų sutarimų, ar balsuojam? Tai tas pasiūlyms dėti tom šeimom, kadangi jau yra įsigijusius būstus, jos gavus valstybės paramą, tik mūsų ta dalis, kur yra pagal tarybos sprendimą su pakeitimu, įdėti 14 309 eurus. 9? Man rašo 9. Aš turiu 90. Nu gerai, 90. Patikslinsite, kur aš iš tikrųjų. Ne, tai 90, gal man netoks užrašė. Laikė tarybos posėdžio pasitikslinti. Tai 14 390 eurų įdėti būtent 2 jaunom šeimom kompensacijas pagal mūsų tarybos sprendimą. Tai tada, jo, tai su pakeitimu. Tada pritarėm? Bendrų sutarimų? Taip, gerai, dėkui. Bet kokia atveju. Taip. Antras klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris 127 dėl Šilalės rajono savivaldybės 2025-2027 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjai Tadas Bartkus, Albina Čepauskienė. Prašau.
Jūs pirmas pranešėjas. Pristatau Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris 2127 dėl Šilalės rajono savivaldybės 2025-2027 m. biudžeto patvirtinimo pakeitimo. Čia pakeitimas yra lygiai tas pats dėl gautų pajamų ir lėšų perskirstymo pagal asignavimo vykdytojų prašymą. Ir prašau. Taip, dėkui pranešėjai. Ar sekantis pranešėjas norėtų kažką? Tai tas pats pakeitims tarp būsto ir prie biudžeto. Viskas aišku, čia analogiškai. Tai prašau klausimų. Nematau pasiūlymų, nėra pasisakymų, taip pat nematau, tai su analogišku pakeitimu gali pritarti turbūt bendru sutarimu, taip? Taip, gerai, dėkui. Trečias klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėties ir darbo reglamento. Pranešėja Aida Budrikienė. Prašau. Labą dieną visiems. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatose nustatyta, kad savivaldybės tarybos kompetencija yra tvirtinti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtį ir darbo reglamentą. Tai patvirtinus komisijos sudėtį ir darbo reglamentą savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatom ir plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento nuostatom, sudaryta komisija nagrinėtų klausimus ir rengtų išvadas dėl plėtros priemonių plano, plėtros programos lėšų panaudojimo plano, atitikties teritorijų planavimo galiojantiems planavimo dokumentams, sprendiniams ir patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams rengtų išvadas dėl programos lėšų panaudojimo plano. Kadangi nuo 24 metų birželio mėnesio savivaldybės taryba priėmė sprendimą rinkti infrastruktūros mokestį iš inžinerinės iš energetikos objektų, kurie stato ten 1 eurą už metrą kvadratinį, tai šiandien dienai vėjo jėgainę statė, ten 2 asmenys yra surinkta 2000 eurų. Kadangi surinkta, reikia sudaryti komisiją ir dar reglamentą. Tai va, prašau pritarti. Tyliai. Tai ačiū pranešėjai. Prašau klausimų. Egidijus, prašau. Dėkui. Gerai pranešėjai, o sakykit, kaip dažnai ir kaip būtų rengiami tie posėdžiai, kada tie posėdžiai planuojami ir kada rengiami? Čia metuose vieną kartą prieš tvirtinant biudžetą. Kai surenkamos lėšus, sakykime, surenkam tada komisija susirinktų, nuspręstų, kur čia būtų galima panaudoti tos pinigus. Ir tada... Būtų rengiamas posėdis, biudžetas planuojamas. Ir tada patikrintų mūsų, ar teisingai panaudojam ir atiduotumėm tarybai lėšų panaudojimo tą planą tvirtinti. Kas šaukia tą posėdį? Tai administracijos direktorius, nes jis yra iniciatorius. Ne iniciatorius, o organizatorius, taip pasakiau. Taip, prašau, dar klausimų? Prašau, Egidijus. O yra numatyta, kam būtent lėšos turi būti panaudojamos? Taip, pagal infrastruktūros plėtros įstatymą tik tai infrastruktūrai plėtoti. Kokie? Savivaldybės infrastruktūra, inžineriniai ir socialiniai. Keliai, nuotekos, taip toliau. Taip. Socialinė infrastruktūra. Ir socialiniai. Centra, inovacija. Taip. Jo, irgi yra. Paėdžiu tokį plačią sąvoką. Taip. Darželiai, mokyklos. Viskas vienu žodžiu. Jeigu mūsų strateginiuose plėtros planuose numatyta,
Tai mes tą atsižvelgiant ir į teritorijų planavimo dokumentus, dar plus yra prioritetinės savivaldybės lėšos ir neprioritetinės. Tai čia dabar kol kas neprioritetinės yra renkamos. Taip, dėkui, prašau dar klausimų. Bet čia taip įstatymai yra inžinerinė socialinė infrastruktūra. Taip. Nematau pasiūlymų. Nematau pasisakymų. Irgi nėra. Tai pritarėm bendrų sutarimų? Gerai, dėkui. Ketvirtas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 metų balandžio 24 dienos sprendimo numeris 1104 dėl valstybinės žemės sklypo dalies esančios Daliaus ir Girėno gatvė 54 Šilalės mieste nuomos pakeitimo. Pranešėjai Jurgita Prišmantė. Prašau, pranešėjai. Labadiena. Parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriame pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutarties projektas, kuris buvo priimtas 25 balandžio 24 dieną ir išdėstamas nauja redakcija, kadangi buvo gautos pastabos dėl nuomos sutarties projekto. Jos pataisytos ir pridėtos prie parengto tarybos sprendimo projekto. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Taip, dėkui pranešėjai. Prašau klausimų. Nematau pasiūlymų. Nėra pasisakymų. Irgi nematau. Tai pritarėm bendrų sutarimą? Gerai, dėkui. Penktas klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžios seniūnijos Šerikų kaimo Vakarų gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo. Pranešėjai Jurgita Prišmantė. Prašau, pranešėjai. Parengtas tarybos sprendimo projektas pakeisti Šilalės rajono savivaldybės Traksėdžios seniūnijos Šerikų kaimo Vakarų gatvės geografinės charakteristikas pagal Šerikų kaimo gatvių išdėstymo planą, kuris yra pridedamas. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Dėkui pranešėjai. Prašau, klausimai. Egidijus, prašau. Dėkui. Tai iš tikrųjų ačiū labai, kad sureagavot ir atstatėt teisybę sąlyginę. Sutvarkyta dabar yra normaliai teisinė bazė, turbūt žmonės jau nebeturės dėl ko nerimauti ir priekaištauti. Tik mano klausimas tai yra tas pats, kaip randam posėdėje klausiau, ar gyventojai buvo informuoti apie jų sklype numatomas infrastruktūros objektus. Ar jie žinojo? Aš pasakysiu taip, nežinau ar jie žinojo, bet jeigu tvarkės dokumentus kažkada sklypų matavimus ar kažką turėjo žinoti, bet šitas, sakydavau, aplinkelis buvo užneštas prieš 12 metų, kada bendrasis planas buvo tvirtinamas. Kai, vyks bendrai planas svarstymai, suprant, kad gyventojai nedalyvauna ir greičiausiai nežinojo, bet jis buvo užneštas iš daugybės metų. Bet yra atliekamas viešinimas. Mano klausimas ir yra, jeigu jis buvo užneštas, jeigu jie darėsi dokumentus, jie turėjo jau tam dokumentuose turėti servitutą mažiausiai. Tai dabar jie turėtų vėl per naują darytis dokumentus ir to servituto panaikinti. Kas už tų dokumentų naują formuluotę? Čia truputėlį gal ne taip yra suprantama. Visi sprendiniai, kurie yra užnešami bendrajame plane, tai yra, sakykime, strateginiai dokumentai į ateitį. Tai vat, jeigu tas gyventojas, per kurio kiemą buvo užneštas tas kelias, jis būtų daręsis kažkokį, sakykime, sklypų padalinimą sklypais. Jis būtų privalėjęs rištis prie to kelio. Bet jeigu daręs geodezinius, kaip tada? Geodeziniam įtakos neturi. Geodezinė yra daroma pagal nuosavybės atkūrimo teisės dokumentus ir ribos yra nekeičiamos ir servitutai nėra nustatomi. Bendrasis planas nėra tas dokumentas, pagal kurį nusistato servitutai. Jeigu jis būtų pertvarkęs savo žemės sklypą iš dalinės dalimis, tada jis būtų privalėjęs išpildyti bendrojo plano sprendinius ir taip, kaip yra numatyta ta gatvė, būtų gavęs sklypą dalinti taip, kad paliktų koridoriui būsimam keliui ateityje, sakykime, ir jau tie visi sklypai įvažiavimai jau būtų numatyti iš tos projektuojamos gatvės. Šiuo atveju tas užneštas bendrojo plano sprendinys neįpareigojo nustatyti kažkokių servitutų, jie nėra šiai dienai nustatyti ir jie nėra ko naikinti.
Bet jau Kadangi jau... Ačiū labai. Bet ten ne vienas klips jau yra prisirišęs prie to, būtent aplinkelė. Taip, tai yra, jis tai sakykime. Ir pasidarė per savo sklypą, dalint sklipus padarė gatvį, kur Taip, taip. Tai va, tai toj vietoj biški ne. Taip, bet čia nieko nepadarysi. Tada galioja tokie bendrojo plano sprendiniai. Šiai dienai yra kitokia ta situacija, sakykime, nebebus galbūt tiek griežtai žiūrima į tą, bet, sakykime, kai tu dalinis klipais, vis tiek tu turi patekimą padalintiems klipam užgarantuoti. Tai, sakykime, čia tik tais galbūt galėjo sprendiniai būtų šiek tiek galbūt kitokie. Ir ten čia dabar yra pritempta prie to bendrojo plano, bet tai nėra blogai. Gal aš netaip sakau, gal jau ir ankstesniam bendrojam plane buvo. Ne tik dar ankstesniam, nebuvo to aplinkelį. Aš tiek į istoriją nesikrapščiau, bet ar Šilalės rajono savivaldybėje vieną bendrąjį planą. Anksčiau buvo tie generaliniai planai, anksčiau būdavo. Tas turbūt... Dabar mes ko gero tik tai antrą pakeitimą darom, jeigu aš istoriją gerai žinau. O tame gažinė buvo? Tame generaliniam? Generaliniam tai ten ko gero ne, Jonas gal labiau yra įsigilinęs į tos generalinius, tai bet... Tarybiniais laikais ruošti. Jo, ten jie labai senai, tai negaliu šiai dienai atsakyti. Tai dar vienas klausimas, o dabartiniam plane rengiamam jau tas aplinkelis bus panaikintas visiškai? Ar nebus? Čia kadangi... Čia turbūt miesto teritorijai dar yra, čia miesto bendrasis planas, kadangi miesto yra... Širikai neįeina miesto teritoriją. Kaimą vietoj priskirta miesto plėtrai. Plėtrai. Bet planas tai bus rengiamas dabar rajono, miestą jau yra patvirtintas planas. Bet galios miesto sprendiniai ten. Taip, čia miesto plėtra skaitosi širikai. Bet ar visa teritorija buvusio aplinkelių įeina būtent į kaimuko teritoriją? Tai aš kvieščiau tada tiesiog pažiūrėti ir jeigu tenais dar lieka kažkas, kad neatsidėtų į plano vaizdavimą. Dėkui. Pažiūrėkit. Greičiausiai architektai reikėtų. Tai perlaikė tokią žinią, kad pažiūrėtų, nes tai aktualu, kad jeigu dabar panaikinam gatvės dalis, kad paskui nebūtų plane jos paliktos tiesiog, kai nesivadovautų senuoju planu. Nes kitu atveju vėl bus kliausių kažkokių pridaryti. Atkreipsim dėmesį, Dėkui. informuosim. Taip, dėkui. Prašau dar klausimų. Nematau. Pasiūlymų. Nėra. Pasisakymų. Nėra. Tai pritarėm bendrų sutarimo? Taip, gerai, dėkui. Šeštas klausimas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 dienos sprendimo nr. T197 dėl leidimo rengti ir teikti projekto įgyvendinimo planą ir investicinį projektą socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas ir plėtra Šilalės rajono savivaldybėje pakeitimų. Pranešėjai Jurgita Priešmantė. Prašau pranešėjai. Šis tarybos sprendimo projektas paremtas teikti projektų įgyvendinimo planą, kadangi ankstesnėme, kuriame buvo pateiktas jau projektų įgyvendinimo planas, buvo gautos centrinės projektų valdymo agentūros pastabos, kad taisyti, koreguoti techninį projektą ir patį projektų įgyvendinimo planą ir viską teikti iš naujo. Todėl keičiasi pačio tarybos sprendimo, anksčiau priimto tarybos sprendimo projekto įgyvendinimo plano pavadinimas, numeris ir data kvietimo. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Dėkui pranešėjai, prašau klausimų. Nematau. Pasiūlymų. Taip pat nematau. Pasisakymų. Nėra. Taip, pritarėm bendrų sutarimų? Dėkui. Septintas. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. balandžio 24 dienos sprendimo numeris T195 dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti, remontuoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2025 m. objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjai Jurgita Priešmantė. Prašau pranešėjai.
parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo keičiamas 2025 metų objektų sąrašas, kadangi einamaisiais metais buvo sutaupyta nepanaudotos lėšos Šilalės miesto kovo 11-osios ir Šuolių gatvių atkarpos remonto rekonstravimo projekto Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimų dvaro gatvės kapitalinio remonto ir kelių kadastrinių matavimų lėšos ir jos perskirstytos. Prašau pritarti tarybos sprendimo projektui. Dėkui pranešėjai. Prašau klausimų. Prašau. 7. Dėkui. Klausimukas. Pakeitimai. Neatspindi lentelėje įvykę pakeitimai. Ar nebūtų protinga kažkaip tai šalia pažymėti, kas buvo, sakysim, prieš tai ir kas dabar po to, nes visiškai neaišku, dabar yra faktinis paskutinis variantas paimtas ir pateiktas mums. O kas pakeista? Nes buvo prašymai iš vienos pozicijos persikelti į kitą, sakysim, tarp seniūnijų. Tai o kur pakeitimai? Saulius daro, mums komisijoje visada atneštas pakeitimus, gal tada Sauliu visada reikia pridėti prie ryšius tą sekantį lentelį. O dabar čia galim pavardinti, jau ir pranešėjai pavardina, kadangi 17 tūkstančių liko nuo Girvainių kelią, baigti darbai buvo nevykdomų, pagal sutartį liko 17 tūkstančių. 53 tūkstančiai liko nuo kovo 11-osios mieste gatvė, tai yra atideniniai, kadangi rangovas negali pateikti garantų užtikrinimų ir to atsigavimų mes šiemet negalime išmokėti. Tai vienu žodžios perkelam, kad tiesiog į kitus objektus, kad nereikėtų grąžinti valstybei. Ir tada dar 20 tūkstančių sutaupėms nuo kadastrinių bylų rengimo, nes rengėjas nespės parengti tiek, kiek buvom pinigų. Ir išdalinama į objektam, dar dametam berods 20 tūkstančių Kazimiero Jauniaus gatvės rangovas, buvo 530, planuoju, kad iki metų galo 550 tūkstančių atliks darbų už tiek, jeigu viskas gerai. Ir likusiai dalį padalinam seniūnijom vyrui. Pagrindė tokie, nes Sauliau pakeitimai. Taip, 51 tūkstantis. Seniūnijom proporcingai. Šiemet, bet su rangovus nekėjom, kad... Aiškinamajame rašte pridėtume. Bet kitą kartą pridėk tą lentelę. Taip, bet kas gauna, tai pavyzdžiui, žvyrams, tai nepridėti. Visom seniūnijom pagal... Visom seniūnijom pagal kelių... Pagal dydį. Gerai, o kiek? Tai žiūrėkit, tai čia nėra problema, vis tiek Sauliau darai kitą kartą, kai darysi pakeitimus, jau čia bus kitais metais, tą lentelę pridėti per ryšius kaip lyginamai variantą. Čia reikia įdomu seniūnų paklausti, ar padarytas darbas ar ne. Ne, čia nėra problemos, taip. Padarėm, pats atsimeni pavasarį. Nu, žinot, čia jeigu kalbant kokiam teneniam, čia kiek papildomai... Ne, bet teneniam gal porą tūkstančių išeina. Pažiūrėsime, kiek Vėdarna ir Laukuvo gavo, tai čia gal įdomesnė. Pagal dydį, bet 5 tūkstančių, ne, pagal kelių. Nu tai va, tai įdomu, sakau, pamatyti iš tikrųjų, nes, tie dalykai yra įdomu. Tiesiog. Dėkui, prašau dar klausimų. Nematau pasiūlymų. Žiūrėkit, pasiūlymus buvo dadėti lenteles. Pasisakymų. Nematau. Tai pritarėm bendrų sutarimų? Dėkui. 8 klausimas. Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo. Pranešėja Ramunė Rumšienė. Prašau, pranešėja. Labą dieną. Pristačiau tarybos sprendimo projektą, kuriuo yra norima patvirtinti socialinių paslaugų namų nuostatus. Paskutinį kartą nuostatai buvo tvirtinti 20 metų balandžio mėnesį. Per tą laiką yra įstaiga gavusi naujų pavedimų, yra pasikeitę teisės aktai, tai būtent atsižvelgiant į tai ir buvo parengtas naujas nuostatų projektas. Tai posėdyje dalyvauja socialinių paslaugų namų direktorius, jeigu klausimų jis atsakyti. Dėkui pranešėjai. Dėkui pranešėjai. Prašau klausimų. Raimundė, taip. Kokios tos naujos funkcijos
prisidėjo. Rašo, aiškinamajame rašte, kad yra pavestos papildomos funkcijos. Ir dar visi kiti dalykai čia, kur reikalauja, kad būtų nuostatos pakeistos. Bet man įdomu, kokios tos papildomos funkcijos įstaigai yra pavestos. Galbūt aš atsakysiu konkrečiai apie funkcijas. Tai nuo šių metų kovo 1 dienos yra pavesta atlikti asmens šeimos socialinių paslaugų poreikių vertinimą, ką iki šiol atliko seniūnijų socialinių darbuotojai, yra pakeista, kadangi tai turi, šią funkciją turi vykdyti socialinių paslaugų įstaiga. Taip pat turim apsaugoto būsto paslaugą šiemet ir taip pat yra planuojama, atsiprašau, dabar yra planuojama apsaugoto būsto, o yra laikinas atotrūkis, laikina priežiūra asmenų su negalia. Šitą esame būtent patvirtinę naujai. Aišku, kol kas asmenų norinčių šią paslaugą nebuvo pasinaudoti norinčių, bet vis tiek ji yra įtraukta ir mūsų pasijaus nebuvo. Tai pagrindinis šitas yra paslaugos. Tai gal kol nebuvo patvirtinta ir nebuvo besikreipiančių? Ne, viskas yra patvirtinta, yra ir aprašas, yra ir kainos nustatytos. Nes aš girdėjau, kad yra norinčių, kaip tik, kad būtent tokio paslaugų yra norinčių, prašančių ir ar netrūksta darbuotojų tom paslaugom. Iš tikrųjų, prašymų raštu esam pasiteiravimo tokius tai žmonės, kadangi mes turim dvi alternatyvas. Arba paslaugą gauti asmens namuose, tai yra darbo dienom darbo valandomis, nuo 8 iki 5, arba jeigu reikia ilgesniam laikui, arba ilgalaikės priežiūros visą parą, tai turim instituciją. Paramos šeimų padalinyje. Tiesiog žmonės sužinoja, kokia yra situacija, gal jiems netenkina tas variantas. Jie gal norėtų namuose visą parą, bet mes laukiančių darbuotojų nesam priėmę, kad laukti šitai paslaugai. Būtent dėl to ir buvo sugalvoti tie du variantai. Arba įstaigoje visą parą, arba asmens namuose, darbo dienomis, darbo valandomis. Ką turi daryti? Kaip žmonės turi žinoti, kaip gauti tą paslaugą? Kur kreiptis, nuo ko pradėti? Tai kaip ir visom socialiniam paslaugom, visų pirma, į savo seniūniją pagal referendumo vietą arba tiesiog į mūsų skyrių. Ir turi turėti žmogus negalę kažkokią, tai vis tiek, kad galėtų gauti tas paslaugas. Taip, čia yra asmeniui prižiūrinčiam, slaugančiam savo negalų asmenį šeimos narį, tiesiog ar yra globėjas paskirtas, rūpintojas, ar tiesiog yra artimasis tėtis, mama, vyras. O darbuotojų užtenka vykdyti tom paslaugom klausimą? Jeigu būtų institucijoje, tai tie patys būtų pasitelkiami. Jeigu būtų asmens namuose, tai būtų laikinai sprendžiamas klausimas. A mes tą trudom. Negalima pertraukyti. Jo, tai prašau dar klausimų. Raimondas, tik tai prašymas, kada užduodi klausimą, vis atsiklausk pirmininkaujančią, ar leidžia tokį klausimą ar ne. Kadangi negidis pirmininkauja, ne, jau čia. Čia tvarka kitokia. Čia tvarka kitokia. Ar pas jūsų kitokia? Mes irgi turim komitetą. Ne, čia buvo ilgas. Ilgas klausimas iš tą patį. Jo, tai prašau dar klausimų. Nematau pasiūlymų. Nėra pasisakymų, nematau, tai pritarim bendrą sutarimą, turbūt, ne? Gerai, dėkui. 9. Klausimas buvo dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 metų sausio 30 dienos sprendimo numeris T14 dėl renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Remigijus Jaunutis. Aš pristatysiu išvadą, yra išvada. Jo, tai
Išvada dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projekto T25-261 dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 300 dienos sprendimo numeris T14 dėl renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose ir rinkliavų nustatymų tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo 2025-1020. Vadovaujant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 303 straipsnio 3 dalies 6 punktų teikiame išvadą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektų numeris 25-261 dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 dienos sprendimo numeris T14 dėl renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijos ir rinkliavų nustatymų tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Toliau tarybos sprendimo projektas. Pirma, dėl tarybos sprendimo projekto atitikties teisės aktams. Rengiamas teisės akto projektas turi aiškiai atspindėti teisėkūros iniciatyvą, tai yra aiškiai atskleisti pasiūlymą nustatyti naują teisinį reguliavimo tikslą ir pagrindinės teisinio reguliavimo nuostatas. Tarybos sprendimo projekto preambulėje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymų 15 straipsnių 2 dalies 38 punktų, kurioje nurodoma, kad savivaldybės tarybos išimtinė kompetencija yra priimti sprendimus dėl taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė ir kitų taisyklių tvirtinimas. Tarybos sprendimo projekto tikslas nurodytas tarybos sprendimo projekto aiškinamajame rašte prekyba, jei įvykdoma Šilalės miesto šventės, derliaus šventės bei Šilalės miesto kalėdų eglės įžiebimo šventės, nepriklausomai nuo pavadinimo ir kitų masinių renginių metu organizuoja Šilalės rajono savivaldybės administracija arba jai pavaldžios įstaigos savo galimybėmis ir ištekliais. Prekybos organizavimas kitoms institucijoms, juridiniams ar fiziniams asmenėms neperduodamas ir konkursai jų organizavimai neskelbiami. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad tarybos sprendimo projektas neprieštarauja teisės aktams. Administracijos direktorius Andrius Jančiauskas. Čia išvadas. Taip, dabar prašau pristatyti. Tai labą dieną visiems. Tai teikiu sprendimo projektą, kurį parengė būtent daugiau frakcijų, ne tik mūsų viena frakcija. Tai prie šito sprendimo projekto taip pat prisidėjo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, Kairiųjų jungtinė frakcija, Centro Šilališkių frakcija, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos narys ir būtent mūsų jungtinė frakcija. Ir šitą sprendimo projektą parengėm būtent dėl to, kad matom poreikį paprasčiausiai padėti tiem patiem mūsų smulkiem prekybininkam, kurie švenčių metu vykdo tą prekybą. Prieš metus būtent mūsų frakcija buvo kreipusis į patį merą, siuntėm raštą. Mūsų frakcija prašėm atsižvelgti būtent dėl šitų švenčių organizavimo. Jeigu jau būtų neatsižvelgta ten antrą punktą, jeigu neklystu, buvom nurodę, kad tas privatus organizatorius netaikytų daugiau kaip 100% antkainių nuo būtent vietinės rinkliavos dydžio. Ir aišku, į tai nebuvo atsižvelgta, nežinau, galbūt nebuvo galima, tai bandom teikti patį sprendimo projektą, kuris būtent kaip ir pirmininkas minėjo, yra papildoma 41 tuo papunkčiu. Turbūt aš jau nebeskaitysiu, kadangi išvadai perskaityti tą patį papunktį. Tai matom poreikį būtent šitam sprendimo projektui ir prašau pritarti. Taip, dėkui pranešėjai. Prašau klausimų. Nematau. Nėra. Pasiūlymų. Nematau. Pasisakymų. Nėra. Tai pritarėm bendrą sutarimą? Taip. Dėkui. Taip, kitos informacijos neturiu, tai skelbiau, sėdėjau, baigtų.